Sveiki, mes esam Düsseldorfo parodoj, mes kaip dileriai didžiausiam Knauso stende visoje arenoje ir noriu pristatyti jums naujovę, kurią pas save parsivešim pavasarį. Tai yra kemperis, vanas, transformeris, Knaus Van Station. Jo ilgis yra 5,89 cm ir 2,91 m aukščio. Tai tikrai toksai kompaktiškas, ant Volkswageno bazės guli lediniai žibintai, labai gražus lieti ratlankiai. Pažiūrim, kas yra viduj. Viduj irgi ta pati pilka stilinga spalva. Man kaip nedideliam žmogui visada vaizdo užtenka. Tikrai platus didelis langas. Čia turit pasidėti vietą kažkokiem dalykams. 12 voltų, automatinė pavarų dėžė, klimato kontrolė, USB jungtis, medija. Čia viskas kaip ir standartiškai. Čia aišku neturiu raktelių, bet yra technikos skyrelis, švaraus vandens papildymas, elektros jungtis, tualetas standartinis, trumos išėjimas, bagažinė. Bagažinė yra aukšta, ganėtinai talpi kaip tokiam kemperiui. Į bagažinę tikrai galite sudėti 2 dviračius, jeigu nenorit galite dėti dviračio laikiklius, o į bagažinę, žinot, statytis sistemas, kur yra stalčiai tvirti, susidėsi daug daiktų. Beje, mes irgi pas save turim, montuojam tokius dalykus ir bus visada bagažiniai tvarka. Gražios Knauso lempos, tikrai gražus dizainas. Kas čia yra? Vienam dujų balionui vieta. Aš siūlyčiau iš abiejų pusių daryti sistemas, kad, žinot, būtų patogiau priėjimas. Su vienu rakteliu iš karto užsidaro 2 bagažinės spynos, tai tiesiog čia dėl saugumo. Dizainas man jau gražus, labai gražiai lipdukai parinkti. Markizė per visą plotą, juoda, graži. Tada duris, čia su kabliukais, pasikabint rūbams. Montuojos lova. Plotis, aš manau, yra tikrai koksai 1,40 m, gal 1,50 m. Tikrai daugiau negu 2 metrai ilgio, tai ir aukštesni žmonės tilps, jausis komfortabiliai. Labai yra malonė apdaila, nes čia nėra kažkokia plasmasė, plastikas, čia yra malonė tekstilė. Viską iš lovos galima valdyti, apšvietimą, įjungti, išjungti, mažinti. Ir taip gražiai, žinot, viskas užtemsta. Dabar sako, filmavimui reikia daugiau apšvietimo. Tai va, miegamasis tikrai yra erdvus, spintelės, čia pasikrauti telefonus, USB 220. Matau, dar yra atskiros skaitimo lemputės, kurias kaip norim, taip galima pasisukti. Ir čia tada dar pasidėjimo vieta. Kad būtų patogu nulipti, tai yra laiptelis. Laiptelis irgi patogiai susiskleidžia, kad neužimto vietos. Po lova yra spintutė, kur ir rūbų kabiklėlė, ir lentynos, tai tikrai turėsit kur susidėti savo daiktus. Čia yra 4-vietis kemperis, 4 diržai, bet miegoti patogiai galėtų 3 žmonės ir tiesiog dar viena vieta labai patogiai, žinot, lengvų judesių išsilanksto čia. Tai žmogus turi savo special televizorių, jeigu nori vaizdus pro langą, tai tikrai stabili, patogi lova, kopėtėlės palip, viengulė vaikui, be problemų keliauti, ten jis dar netgi daiktams turi vietos susidėti, telefoną pasikrauti ir didžiulį stoglankį, labai didelį stoglankį. Ir labai lengvai suvažiuoja, užsirakina, kad nenukristų be jokių problemų ir paskui vaikščio tikrai netrukdo ar atsisėst. Viskas tikrai apgalvotai padaryta. Gali būti dviejopos nuleidžiamos lovos, arba dvigulė, arba viengulė. Čia jau kaip patogu, bet jos visos patogiai išsiskleidžia. Tai tada jau kemperis tampa 4-vietis ir miegojimui, ir važiavimui. Ir tada jau nebenorit miegoti, taip pat lengvai. Ir kai jau nenorit miegoti, tada tiesiog ją lengvai suskleidžiat ir aišku uždedat apsaugas, kad ant galvos kam nenukristų. Štai, kaip viskas paprasta. Toliau, ką mes turim, aš turiu vieną siurprizą, kurį parodysiu vėliau ir dabar taip tempiu laiką, vis nerodau, viską kitką rodau, bet, žodžiu, būsit nustebinti. Svetainė su dideliu langu, žinau, čia langas, ten langas, tikrai daug erdvės, daug šviesos. Dar turi papildomą staliuką, kuris sėdintiem kitoj pusėje. Ir čia toks
patogus atsisėdimas. Du žmonės, du vaikai čia tikrai patogiai sėdės. Yra netgi apgalvota tokie dalykai, kad sėdintis toliau, jam yra nuleistos kojos, kad nebūtų per aukštai. O jau čia sėdintis yra tiesiog išformuotos vietos, kur būtų patogu koją sėdėti. Man patinka, kaip yra pagalvota, tiesiog surasti sprendimai, kad žmogui būtų patogiau sėdėti. Čia visur tekstilė, kad būtų malonu. Virtuvė prie lango, prie durų, tai žinot, kad būtų šviesu, patogu gaminti. 90 litrų kompresorinis šaldytuvas, turi nakties režimą, kad žinot, miegančiant čia ar gale netrukdytų. Šaldymo kamera, standartinis šaldytuvas. Įeinant, matau, yra kabliukai, pasidėt dar lentinėlę, kokio gilio lentinėlė. Čia tilps kepurės, šalikai, pirštinės, striukės pasikabint. Tada čia, nežinau, raktus susimest. Čia dar daiktus pasidėt, kur yra kopėtėlis. Tikrai tokių nišų sugalvota, kad turėtumėt kur daiktus dėti. Virtuvė lentinėlės maistui. 2 degikliai, kriauklė, žodžiu, kaip ir visur, ir stalčiai. Irgi patogu. Ir tada siurprizas, gražus, patogus tualetas. Kaip visada galit pasireguliuoti. Jeigu reikia, tada kriauklę atsistumėt, tiesiog pasinaudojot šaldytuvu, atsistumėt kriauklę. Maždaug va taip yra standartiškai, atėjot, pasinaudojot tualetu, atsistumėt kriauklę, nusiplovėt rankas. Čia yra pintutė, kosmetika irgi su laikikliais, kad neišbirėtų. Čia dar pilna laikymo vietų. Rankšluosčio laikiklis. Ir tada yra mano siurprizas. Tai štai mano siurprizas, išsitransformuojamas dušas. Yra užsidarimas, kad niekur neprabėgtų vanduo. Ir čia dar užsidaro apačioj, čia žodžiu susimontuoja, susideda ir galit ramiai praustis. Tai žinot, tokiam nepilnai 6 metrų kemperį, 5,90 m turėti normalų dušą yra tikrai didelis dizainerių darbas. Tikrai buvo pagalvota apie klientą, ko jis nori, ir tai yra patogus. Tikrai, čia yra kur tilpt ir stambesniam, ir aukštesniui žmogui. O šitas dušas, tiesiog jeigu jūs keliausit vienas ir nereikės didelės lovos, tai visada gali būti toks. Jeigu keliaujat 2-4 ir jums reikia pilnos lovos, tada jūs jau kas rytą vakarą turėsit jį susiskleisti. Ir tada, kai jums nereikia dušo, jūs tiesiog jį suskleidžiate į apačią. Ir vėl tada turit normalią lovą. Ir kriauklę galit pavažiuoti, kad jums netrukdytų. Ir tada normalus tualetas jums dienos reikmėms. O iš čia buvo tiesiog išsilankstęs tas dušas ir dabar prasideda čiužinys. Turit pilną lovą. Ir štai jums kemperis transformeris. Taip, tai čia yra valdymo panelė, ganėtinai paprastutė. Čia yra vandens siurbliukas, įjungti išjungti, tada apšvietimas irgi išsijungia. Ir tada rodo, kiek vandens, kiek nuotekų ir akumuliatorius. Šitas kemperis turi 65 litrų švaraus vandens, 53 nuotekų. Jeigu jums manot, kad trūksta vandens, mes tikrai jums surasim vietą, sumontuosim papildomus bakus. Bet kas yra tikrai geras dalykas su šito kemperiu, jūs niekada neviršysite 3,5 tonų, kaip dažniausiai viršyje visi likę kemperiai, nes jos svoris maksimalus, kas gali būti sudėjus visus papildomus priedus, yra 3,2 tonos. O šiaip jau normali bazinis svoris yra 2 tonos 810. Tai dėl to gali būti ramus. Ir ką dar noriu pasakyti, šito kemperio variklis yra 2 litrų ir 150 arklio galių. Tai manau, kad tikrai to užteks. Prognozuojam, kad tokio kemperio kaina bus maždaug 65-70 plus PVM, mes jo labai laukiam. Jeigu jūs norite tokį kemperį įsigyti, tai skambinkit, mums rašykit, komentuokit, klauskit. Ačiū vienam komentatoriui, kuris uždavė mums labai daug klausimų ir mes dabar turim ką atsakyti ir labai stengiamės atsakinėti. Ačiū Jums ir iki.